Lapkričio 21 dieną minima pasaulinė sveikinimosi diena. Šią dieną skatinama išsiųsti kuo daugiau sveikinimų, linkėjimų draugams ir pažįstamiems. O tai ir puikus laikas prisiminti, kad jau metas ruošti kalėdinius sveikinimus. Visi labai mėgsta gauti ranka paraštą sveikinimą, bet vis rečiau jų sulaukiame, o ir patys nebeparašome. Labai miela gauti sveikinimą, kuris yra užrašytas atviruke arba atvirlaiškyje ir tai žmonės džiugina. Dar vaikystėje pamenu 2 klasėje, kaip gavau patį pirmą savo laišką ir tai buvo sveikinimas atsiųstas iš mano močiutės kalėdų proga. Ir nuo to karto kiekvienais metais aš sulaukiu tokio paties sveikinimo, kuris yra ranka užrašytas ant atvirutės. Kalėdiniai sveikinimai visada yra stebuklas. Aišku, gražiausius sveikinimus esu gavusi iš savo asmeninių vaikų, bet taip pat ir iš savo mokinių. Tai džiaugiuosi dėl to. Sveikinimas gautas socialiniais tinklais, kurį nukopijavo šimtai kitų žmonių, nesušildo, o nuliūdina. Bet Panevėžio miesto savivaldybės vicemerė Loreta Masiliūnienė labai mėgsta rašyti sveikinimus ranka. Rašau atvirutes ir siunčiu, kas kitiems labai keista, bet taip labai mėgstu. Nors pasaulis skuba, o mes šiek tiek stabtelėkime ir pagalvokime apie savo artimą. Kas jam svarbu, kas jį verčia nusišypsoti. Kartais išsiuntus mūsų akimis patį mieliausią sveikinimą, galime suklysti. Kažkada iš prezidento, ne to prezidento, prieš tai buvus prezidentų, kai atsiuntė savo šeimos nuotrauką. Atvirutė buvo šeimos nuotraukas. Galvoju, aš dėl tokių dalykų esu labai prieš. Tai irgi labai nustebau, kai gavau sveikinimas, nesveikinimas buvo, bet tiesiog nuotrauka šeimos. Nežiūrint ar prezidentas, ar ne prezidentas, ar meras, ar ne meras, aš niekada nemėgstu tokių dalykų, kai savo asmeninį atvaizdą kažkam siųsti. Pasak kunigo Alfredo Puško, kartais geriau mažiau žodžių, bet juose slypinti prasmė, kuri kyla iš mūsų vidaus. Gražiausias sveikinimas yra tas sveikinimas, kur yra mažai žodžių, bet tuose žodžiuose yra kažkokia tai gili prasmė, kuri kyla iš vidaus žmogaus, nes galima tikrai parašyti labai daug gražių žodžių, bet už tų žodžių nėra širdies. Kada vertėtų suskubti išsiųsti kalėdinius sveikinimus, kad jie adresatą pasiektų laiku? Jeigu siunčiant Lietuvoje, tai pakanka 4-5 dienų iki kalėdų, bet laiškais ir siuntomis keliaujančiais į užsienį reikėtų suskubti pasirūpinti iš anksčiau. Sakykime, tokias šalis kaip Šiaurės Amerika, Australija ar Zelandija, tai patariama išsiųsti iki prieš paskutinės lapkričio savaitės. Tuo tarpu Europos valstybėse tai pakanka padaryti iki lapkričio pabaigos ir pirmomis gruodžio dienomis. Galų gale nesvarbu, koks sveikinimas, svarbu iš širdies.